Gegužės 1 dieną įsigaliojo praėjusių metų Liepą priimtos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisos, draudžiančios viešojo maitinimo įstaigoms nemokamai dalinti vienkartines plastikinės maisto ir gėrimų pakuotes. Tokiu būdu vartotojai bus skatinami keisti savo įpročius ir prisidėti prie vienkartinių pakuočių naudojimo mažinimo tikslų. Nuo gegužės 1 dienos pagrindinis momentas yra, kad vienkartinės plastikinės pakuotės maistui ir gėrimams nebegalima dalinti nemokamai, bet taip pat turi būti sudarytos sąlygos alternatyvioms pakuotėms. Stalo indai, pakuotės, kuriuose nėra plastiko ir daugkartinė pakuotė. Jeigu parduodate maistą įsinešimui, tai alternatyvų pateikti nereikia, bet visa pakuotė, jeigu jinai yra plastikinė, būtinai turi būti apmokestinta ir čekiuose matytis, kad tai yra už pakuotę mokestis. Plastiko turinčios išnešimo taros negalima duoti nemokamai, tai yra jos turi būti įkainotas. Tai yra kiekvienos vietos individualiai nuspręsta, kiek jie įkainota. Tai kaip mūsų atveju ir daugumos pastebėjau 10 centų už vienkartinį išnešimo padelį yra. Masinių renginių metu ir paplūdimiuose plastikiniai indai bus galimi tik su užstatu, kurį nusistatys verslas. Masiniuose renginiuose ir paplūdimiuose parduodant maistą negalima pardavinėti pakuotės ir nemokamai dalinti plastikinės maisto ir gėrimų pakuotės. Pakuotė turi būti su užstatu. Tai reiškia sudaryti galimybę žmonėms sumokėti galimai daugiau. Pati maitinimo įstaiga nusimato, koks tai turėtų būti mokestis, bet kad vartotojas suvalgęs, išgėręs gėrimus turėtų galimybę grąžinti ir atgauti užstatą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje per metus vien tik vienkartinių kavos puodelių sunaudojama apie 40 milijonų vienetų. Didžioji jų dalis nepatenka į perdirbimą. Kartu su likusiais vienkartiniais indais jie dažnai tampa mišrių atliekų dalimi, kuri deginama, iškeliauja į sąvartynus arba patenka į gamtą. Anot aplinkosaugos specialistės, pakuočių apmokestinimas padeda žmonėms tapti sąmoningesniais ir įvertinti, ar vos po keletos minučių atlieka virsianti pakuotė iš tiesų reikalinga. Mums jau yra pavyzdys vienkartinių plonųjų maišelių prekybos centruose apmokestinimas. Tiesiog pas žmogui veikia tokia psichologija. Jeigu yra kažkoks apmokestinimas, tai pagalvoju, ir iš tikrųjų tau reikia. Kai žinai, kad jau apmokestinama, tai gal su vienu tik tai maišeliu visus pirkinius apsieisiu susikrauti, o gal ir nei vieno nereikia, tiesiog visus sukrauni ir prasineš vis tiek namuose, plauni visas daržoves ir vaisius, tai biriesim tik tai produktam nepavyksta išvengti. Bet tai parodo, kad ta finansinis momentas žmonės šiek tiek sustabdo nuo vartojimo. Tai mažas žingsnis į priekį, teigiamai vertinu, nes priverčia, kad ir tas mokestis susimastyti prieš, ar tikrai reikia to padelio, nes pasitaiko, kad geria ir vietoje, bet mėgsta išnešimo padelius. Tai manau, kad aplinkosaugos klausimų tai teigiamai. Šios pokyčius vertinam teigiamai, tiesiog palaikome tvaresnius pasirinkimus ir norime, kad kuo toliau, tuo mažėtų tiesiog atliekų ir gyventume švaresnėje aplinkoje. Kai kuriuose maitinimo įstaigose vienkartinė tara buvo apmokestinta ir iki įstatymo pataisų, tad nei vartotojai, nei verslas pokyčių nepajuto. Didžiąją dalį maisto mūsų klientai valgo vietoje, naudojame stalo indus, tačiau COVID-as pakoregavo taip, kad padidėjo kiekis klientų, kurie pageidauja maistą išsinešti. Tokiu atveju kaip ir iki gegužės 1 dienos, taip ir po gegužės 1 dienos atskira yra kaina žmonėms, kurie nori maistą išsinešti pakuotėse, tai kaina yra atskira už pakuotę. Nepastebėjo dauguma, kad ir nebuvo kažkokio pasipriešinimo. Nežinau, šiaip informacijos man pačiam trūko, kad būtų viešinama, nes žmonės atrodo, kad jie žinojo arba nelabai sureikšmino. Kavinių lankytojai galės įsigyti maisto produktų ar gėrimų savo atsineštoje pakuotėje, tačiau kai kurie verslai tam gali taikyti apribojimus. Savo pakuotę maitinimo įstaigos neprivalo priimti vartotojų su savo pakuotė, bet
gali sudaryti tik tai sąlygas ir nurodyti aprašą, kaip turėtų vartotojas su savo pakuotė ir kokia pakuotė galėtų gauti maisto, kad įdėtų maitinimo įstaiga. Kodėl yra toks reikalavimas? Todėl, kad maitinimo įstaiga turi vadovautis higienos normomis ir kad maistu, jeigu galimai apsinuodėjimą, kad tai neįtakotų būtent vartotojo atsinešta netinkama pakuotė, galbūt nelabai švari ar panašiai. Draudimo nesilaikančioms įmonėms bus taikomos sankcijos, piniginės baudos, kurios sieks nuo 1000 iki 3000 eurų. Toks pažeidimas padarytas pakartotinai užtrauktų 3–5 tūkstančių eurų baudą. Atsakomybė numatyta ir įmonių vadovams. Fiziniams draudimo nesilaikantiems maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims bauda sieks nuo 30 iki 60 eurų, o tokių įmonių vadovams nuo 100 iki 200 eurų.